Audioteka Verslui pristato Žmogiškieji iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Labas. Ačiū, kad klausai Žmogiškųjų iššūkių podcasto. Jeigu jungiasi pirmą kartą, aš noriu tau papasakot, kad mes čia renkamės smagiems pokalbiams apie žmonės darbe. Mes čia ieškome tam tikrų atsakymų ir ieškome įkvėpimo. Beje, kalbant apie įkvėpimą, mūsų draugai Audioteka turi šiuo metu labai gerą pasiūlymą. Jeigu dar nesi išbandęs Audioteka Club paslaugos, tai rekomenduoju tau pasinaudoti specialių pasiūlymų ir išnaudoti audio knygas visą mėnesį 30 dienų nemokamai. Paliksiu čia šitam epizode visas nuorodas ir linkiu išbandyti, nes tikrai verta. O šiandien su manim studijoje yra Darius Jokūbas. Labas, Dariau. Labas, Valerija. Darius yra TMD Partners konsultantas, teisingai? Tikrai taip. Ir šiandien mes su Darium pasirinkom tokią gal ne visai tikėtą ir ne visai tipinę temą. Kalbėsime apie pletkus. Arba kitaip žinomas kaip apkalbas, gandus ir visus kitus žodžius, kurie tai reiškia. Dažnai susiduri su tokia nuomonė, kad kaip ir nelabai tipiška kalbėti versle apie apkalbas. Iš tiesų, gal mano tas formatas, kur aš dažnai dirbu su tom mokymų grupėm, su tai žmonėm, kurie savo gyvenime mato visko ir pletkina daug ir girdi tų pletkų ir juos paveikia stipriai tie pletkai, tai aš dažnai susitinku su šita tema, ypač kai kalbame organizacijose apie, sakykime, grįžtamąjį ryšį arba komunikaciją viduje organizacijos. Tai labai dažnas dalykas, kad žmonės paklausia, o tai ką daryti su tuo kolega, kuris ateina ir sako, aš tau turiu papasakot labai kažką tokio svarbaus, tik tu niekam nesakyk. Taip, tai kaip elgtis toj situacijai? Tai jau pradėjai pasakot apie tai, kas yra apkalbos, kiek organizacijose mes to apkalbų turim, kiek tai, iš vis aktuali tema. Šiaip tyrimų apie tą temą sunku rasti, nes žmonės nelabai prisipažįsta, kad iš tikrųjų tai daro. Vis dėlto yra ta neigiama tokia konotacija susijusi su apkalbinėjimu. Žmonės kartais bijo prisipažinti, kad iš tikrųjų mes to daug darome. Bet yra labai daug tokių įdomių tyrimų, tokių, kur, pavyzdžiui, paslepiame mikrofoną ofise arba liepiame žmonėm nešiotis mikrofonus ir stebime, apie ką jie kalba. Ir būtent šitie tyrimai rodo, kad vidutiniškai apie 50 minučių mūsų dienoje, darbo dienoje, mes užsiemame apkalbinėjimu. Nebūtinai neigiamu, nebūtinai teigiamu, kartais ir labai dažnai neutraliu, bet tiesiog informacijos kažkokiu tokiu skleidimu, kalbėjimą apie kažką kitą, būtent jų tenai nebūnant tam žmogui šalia. Gal tas klausimas, o kodėl ta tokia neigiama konotacija, jeigu visi darom, ir iš tiesų tyrimai rodo, kad apie 90% mūsų apkalbinėja darbe, tai jeigu mes visi tą darom, iš kur ta neigiama tokia konotacija. Ir čia turbūt tų priežasčių gali būti labai daug. Turbūt dažnai mes labai asocijuojame su tuo, kad pletkinu aš dėl to, kad noriu kažkaip pasinaudoti tą informaciją savo naudai, manipuliatyviai. Gal kita priežastis yra, kad mūsų taip ir bendrai visuomenėje, kai kalbame apie pletkus, mes taip šiek tiek sakome, kad tai neveda prie gerų rezultatų. Vienas toksai pavyzdys, tokia žymi knyga Thomas Corley, kuris rašo apie turtingų žmonių įpročius. Jisai darė tokias apklausas su turtingais ir neturtingais žmonėm ir viena iš jo išvadų iš to tyrimo, iš tos visos knygos yra, kad tik tai 6% turtingų, labai turtingų žmonių apkalbinėja, o 70+ % tų žmonių, kurie yra nepasiturintis, apkalbinėja kitus. Aišku, vėlgi reikia priimti tai, kad tai buvo tik tais interviu, jisai su jais kalbėjosi, tai nežinau, ar daug turtingų žmonių atsakytų taip, aš pletkinu kiekvieną dieną. Tai aš taip priimu, kad netikiu, bet gal tai yra ta dalis tos priežasties, kodėl mes turime tokį negatyvų požiūrį į pletkinimą. Jo labiau, kad turbūt daugelis iš mūsų esame kažkada paveikti negatyvių kažkokių gandų, netgi taip žmonės, kai kurie man pasakojo, kad išeina iš organizacijos vien dėl to, kad buvo paskleistas kažkoks gandas apie juos, arba kad buvo tokia kultūra, kur tų gandų yra labai daug ir tiesiog žmonės nebenorėjo būti toje organizacijoje dėl to informacijos, kuri yra kartais negatyviai išnaudojama. Tai dėl ko kyla situacijos, kai pradeda žmonės skleisti gandus arba apkalbinėti? Gal čia tas toksai labai stiprus
punktas, kurį reikėtų aptarti, o tai kodėl iš viso mes apkalbinėjom, kodėl aš renkuosi apkalbinėti. Nors labai dažnai pasakęs kažkokią apkalbą, aš save teisiu. Taip, paskui galvoju, man nereikėjo čia pasakyti, gal reikėjo susilaikyti, tada galbūt kartais ir pasiekmes kažkokios iš to ateina ir jaučiuosi blogai, bet žiūrėk, kitą kartą aš vėl tą patį padarau. Taip. O kodėl aš, pavyzdžiui, klausau? Taip, irgi kartais tas pletkinimas jisai tave įkalina, nes tau vis dėlto pasako, Valerija, tik tai tu niekam nesakyk. Ir tada tu tokia, kaip ir gauni tą informaciją, bet liktais socialinis kontraktas sako, aš nieko su tą informaciją negaliu daryti. Bet vis dėlto mes visi tom užsiemam. Tai kodėl? Man atrodo, kad yra labai daug priežasčių, netgi teigiamų priežasčių. Toksai antropologas Robinas Dunbaras iš Oksfordo universiteto, kuris labai stipriai nagrinėja pletkus, jisai sako, kad pletkai atneša daugiau gero negu blogo. Jisai sako, kad būtent per apkalbas mes sužinome informaciją, kuri yra labai vertinga apie grupėje esančius žmonės, o jo labiau sužinome, kas galbūt neprisideda prie bendro gėrio. Angliškai taip vadinami tie freerideriai, žmonės, kurie nepadaro kažko. Tai tik tais per pletkinimą mes galim sužinoti, kad kažkas bando pasinaudoti kitais ir pats nedirba arba nedaro kažko. Tai yra ta pusė, kad mes gauname vertingą informaciją pletkindami. Bet yra ir turbūt daugiau tokių išnagrinėtų priežasčių ir priežasčių, kurias aš girdžiu, kai kalbuosi su žmonėm auditorijose. Tai viena iš tų priežasčių yra, kad aš tiesiog pletkinu dėl to, kad noriu pasitikrinti, ar esu teisus. Taip? Tai aš pasakau, ką nors, pavyzdžiui, tikrinuosi, ar iš tikro tas kolega tenai gavo tą aukštesnį atlyginimą. Tai sakau, o tu girdėjai, taip, bet aš tokio lygtais paskleidžiu kaip gandą ir lygtais laukiu, kol man patvirtins arba paneigs tą informaciją. Tuo pačiu aš galbūt pletkinu tam, kad ne tik tikrinčiausi informaciją, bet tikrinčiausi organizacijos vertybės. Taip, naujai atėję žmonės labai dažnai daug dalyvauja tose pletkose arba bando jų gauti kiek daugiau, tam, kad galėtų pasitikrinti, o kas šitoje organizacijoje yra priimtina, o kas nepriimtina. Tai tokios giluminės, kultūrinės tos vertybės. Be abejonės yra ta negatyvi pusė, kur aš pletkinu tam arba apkalbinėju tam, kad pasiekčiau kažkokį rezultatą. Aš galbūt pasakoju tau kažką, kad pažeminti kitą kolegą. Pavyzdžiui, aš paskleidžiu gandą ir mačiau tas, kai pradedu vadinti gandu, kur tai galbūt net nebūtinai yra tiesa, bet aš naudoju jį labai manipuliatyviai, norėdamas tokį kaip paskleisti kaip propagandą apie kažkokį kolegą, kad jisai, pavyzdžiui, uždirba daugiau, arba kad jisai nedirba pakankamai, arba kad jisai kažką blogo pasakė, arba kad jisai nemyli šitos organizacijos. Taip? Tai gali būti įvairiausios tos priežastys ir įvairiausi dalykai, kuriuos aš paskleidžiu, tam, kad tas kolega tavo akise šiek tiek nukristų ir kažkokiu būdu tai pakeltų mane. Taip? Tai jisai tampa tokia pletkų auka. Kiek apkalbos pletkai yra susijęs su informacijos trūkumu, nes tai, kai tu sakai, aš noriu pasitikrinti, aš noriu gauti kažkokią informaciją, kiek mes galim su tuo dirbti ir kiek tai yra ženklas mums, kad iš tiesų vidinė komunikacija gali šiek tiek šlubuoti? Aš taip galbūt sakysiu, kad man su visais pletkais, kai aš atkeliauju į organizaciją ir matau, kad man žmonės per mokymus skundžiasi, kad to yra per daug, tai man dažniausiai tai yra labai stipri indikacija, kad komunikacija organizacijoje šlubuoja, kad yra kažkokios problemos. Kaip taip tariama, yra tas išsireiškimas where there's smoke, there's fire, kur dūmai, tai ten ir ugnis. Tai pletkai dažnai rodo ką. Tas žmogus, kuris pletkina, jisai dažniausiai yra stipriai nusivylęs organizacija, ypač jeigu jisai skleidžia negatyvią informaciją. Taip, tai dažniausiai mes apie tai ir kalbame. Vadinasi, jisai jau yra stipriai nusivylęs, kad jisai skleistų tą, arba kad jisai tikrintųsi, ar tai yra tiesa. Kartais jisai tiesiog ventiliuoja, dar viena priežastis, kai mes pletkiname, jisai emocijas, nori savo pasitikrinti, ar aš galiu taip jaustis, iš esmės, ir man tu duodi sutikimą arba ne. Ir man tai yra labai, labai stipri tokia indikacija, kad kažko mes nepadarome. Ir iš tiesų, ir turbūt, kur mes nukeliausime šitoje diskusijoje, tai dažnai būtent vadovai kažko nepadaro. Kažką ištransliuoja pusiau, kažką ištransliuoja ne iki galo, kažką laukia ištransliuoti arba pasakyti, nes bijo. Taip? Klausytojas lygiai taip pat dalyvauja pletkose. Jeigu aš sakau, Valerija, aš tau noriu pasakyti kažką, bet tu tik niekam nesakyk, tu jau dalyvauji tame. Ir vėlgi,
klausytojas turi daug priežasčių dalyvauti. Bet viena iš jų yra ne tik tais kaip kalbėtojas, pasitikrinti, kas priimtina, kas nepriimtina, sužinoti kažkokios kompromituojančios informacijos apie kolegą, bet yra viena kita priežastis, tai aš paprasčiausiai noriu gauti informacijos, man jos dažniausiai trūksta. Aš dėl to dalyvauju tame apkalboje, nes jaučiuosi, kad neturiu reikalingos informacijos, kad būčiau laimingas arba kad galėčiau atlikti sprendimus organizacijoje. Tai darbas su savalaikė vidinė komunikacija ir išsamesnės jos pateikimas būtų, ko gero, dalis atsakymo, ar ne? Manau, kad turbūt didžioji dalis atsakymo būtų, bet be abejonės yra ir kiti kultūriniai tam tikri klausimai, dėl ko gali atsirasti tie apkalbos. Bet dar reikia galbūt sugrįžti į tą klausimą, kad ne visos vis dėlto apkalbos yra tos dėl to, kad trūksta informacijos. Taip, yra labai tokie įdomus tyrimai, kurie rodo, kad nors mes, kai sakome, kai pletkiname, dalyvaujame, esame siuntėjas, mes dažnai po to gailimės ir jaučiamės nemaloniai, ypač jeigu kalbame apie artimus kolegas arba artimus žmonės, klausytojas dažniausiai jaučia labai didelį pasitenkinimą. Toksai tyrimas Italijos berods universitete buvo padarytas su studentėmis, tai buvo paimta 20 studenčių, 10 iš jų buvo pristatytas jautrus pasakojimas išgyvenimas kažkoks. Mano, aš pasakoju jums išgyvenimą, kaip man kažkas blogo nutiko, susilaužiau koją, išsiskyriau su vyru žmona ar kažkas tokios įdomaus labai. O kitom buvo pasakyta, atėjo kita studentė ir sako, žiūrėk, turiu tau nepatikėsi, ką papasakot, ta kita mūsų studentė, Andželika ar dar kas nors, jinai niešia, bet nieks to nežino. Taip? Ir tai vienoje grupėje mes sakėme kažką jautraus, tokią įdomią labai informaciją, kitoje grupėje tai buvo patikta visiškai kaip pletkas, kaip kažkas tokio slapto, ką reikia laikyti. Ir po tos informacijos pristatymo šitom studentėm buvo pamatuotas labai toks keistas dalykas, seilės jų buvo paimtos kaip testui ir iš seilių jie tikrino, kokie hormonai yra išsiskyrę jų organizmuose, nes būtent seilėse mes galime matyti tam tikras hormonus. Kortizolis pakilo abiejose grupės, toks stresas, nemalonus situacija, bet labai įdomu, kad pletkų grupėje tom merginom išsiskyrė oksitocinas. Ką mes iš viso sakome, tai yra tas meilės hormonas, tas suartėjimo hormonas, tas toksai tarpasmeninio ryšio kažkoks atsiradimas. Tai kitaip tariant, kartais yra visiškai normalu, kad mes pletkinam ir kad norime tuom užsimti, nes tai yra galbūt net ir mums fiziologiškai malonu. Būna kartais išgirsti gerą apkalbą, tai toksai patenkintas tampi liktais. Yra žmonės, kurie sako, į darbą ateina tik dėl to, arba atsisako darbo nuotoliu, nes nuotoliu papletkinti labai sunku. Tai žmonės ateina tą vieną dieną į savaitę, kad gautų visą tą informaciją, dėl to, kad tai yra malonus užsiėmimas iš esmės. Tik tas turbūt yra ta labai plona riba. Taip. Viena ta situacija, kur mes pradedame negatyvę informaciją skleisti, ne tik tais kažkokią pozityvę arba neutralią, bet tokią, kuri kažkam gali užgauti jo reputaciją, gali gadinti jo darbę kažkokią situaciją. Tai va čia atsiranda tai kurie pletkai yra leidžiami, o kurie ne. Ir turbūt jeigu atvirai, nebus organizacijos, kuri neturės kažkokio apkalbų. Mes esam žmonės, turim tą natūralų norą potraukį. Tik tais, ką aš taip visą laiką skatinu organizacijose, kad mes kiek įmanoma labiau sumažintumėm tą negatyvę arba gadinančią tą informaciją, kurią skleidžiame, kuri labai dažnai būtent paveikia mus taip, kad 1 iš 5 sako, paliko darbo įstaigą dėl pletkų kultūros. Paveikia taip, kad mes pradedam nebepasitikėti, o komunikacijos kultūra arba paveikia mus taip, kad mes nepasitikime vadovais. Taip, tai tas negatyvus pletkas, jisai labai labai yra stiprus. Ir čia turbūt yra daug priežasčių, kodėl. Mes kaip žmonės šiaip esame kur kas labiau linkę į tą negatyvumą negu į pozityvumą. Mes pastebime negatyvias emocijas kur kas greičiau. Mes apie negatyvius dalykus galime kalbėti kur kas ilgiau ir plačiau, kaip aš šiandieną apie pletkus galiu kalbėti ilgai ir nuobodžiai. Dėl to, kad tai yra mums turbūt gal ir evoliuciškai užprogramuota, kad negatyvumas yra kur kas lengviau
priemamas, apie jį mes kur kas daugiau galvojame, nes jo mes bandome išvengti. Ir dėl to organizacijose ir sklinda stipriau. Negatyvus pletkas stipriau pasklis negu pozityvus kažkoks žodis apie kolegą. Ir čia mes ir susidurėme su tą problematiką. Aš noriu šiek tiek pargrįžti prie to, kad tu pasakei, kad žmogui yra malonu priimti tą pletką, ne? Tas malonumas, ar jis labiau yra siejamas su tuo, kad žmonės šiaip mėgsta dramas ir įvykius ir kažkokius ten įtemptus siužetus, ar tai yra susiję labiau su tuo pasitikėjimu, nes kai tu esi pletkose, tu lyg ir esi pasitikėjimų ratukuose tokiuose, ne? Ir organizacijose kartais netgi būna, kad tam tikros temos vienam rate apkalbinėjamos, kitos temos kitam rate apkalbinėjamos ir tai susidaro tokie burbulai. Su kuo tai daugiausiai yra susiję? Turbūt abu. Mes žmonės mėgstam labai naratyvus, istorijos, dramą. Turbūt, žiūrėkit, jeigu tas pavyzdys su tom studentėm, tai tenai yra visiškai paremta tuo, kad ta istorija pati iš savęs yra tokia karšta, labai įdomi. Darbe tokių istorijų gal mažiau, bent jau pas mane darbe tokių istorijų apie nėščią kolegę arba ten kažkokias dramas kitas, kur kas yra mažiau. Bet gal man atrodo, kad svarbi labai sudėdamoji dalis yra tas ratas, kurį mes sukuriame tarp manęs ir tavęs, nes aš užkoduoju, sakydamas tau pletką, mūsų santykį. Jisai tampa kur kas didesnis. Tarp asmeninis ryšys tarp manęs ir tavęs dabar jisai yra sustiprėjęs. Dabar klausimas yra tik tais toksai. Ar tas tarp asmeninis ryšys tarp manęs ir tavęs jisai yra ilgalaikis, jeigu jisai yra paremtas kažkokiu gandu arba papletkinimu kartu atsisėdus prie kavos arba išėjus parūkyti. Ir ką man rodo tyrimai ir ką man turbūt rodo ir pačio patirtis, aš labai mėgstu pletkinti, taip, kad dažniausiai ilgalaikėje perspektyvoje mes iš tiesų susidurėme su pamažėjusiu pasitikėjimu. Taip. Šiam momentui mes turime tą pasitikėjimą, nes aš tau pasakiau kažką tokio svarbaus, bet yra kita sudėdamoji dalis, kai aš tau pasakiau kažką tokio karšto galbūt arba tokio, kad neretai tu pažeisi mūsų tą susitarimą. Natūralu, kiek kartų mes esame girdėję, tu tik tais niekam nesakyk, bet tai jau yra antras arba trečias žmogus, nes man jau pasakė Darius, kuris jau man sakė niekam nesakyt, bet aš tau pasakiau. Ir ilgainiui perspektyvą aš dažniausiai sužinosiu. Ir tas turbūt ir yra skaudus momentas, kai aš sužinosiu ir tas pasitikėjimas tada, vietoj to, kad jisai sustiprėjo tą minutę, jisai ilgainiui išblės. Ir va čia atsiranda ta žala bendrai organizacijai. Mes kalbame apie pasitikėjimą visada. Komunikacija prasideda nuo pasitikėjimo, nes tik tais turėdami pasitikėjimą tarpusavyje mes galime pakonfliktuoti, mes galim pasakyti, ką galvojam, mes galime įsivelti į kažkokias rimtas diskusijas, bet jeigu aš turiu nepasitikėjimą, kad šita informacija kažkaip išeis iš šito būtent pokalbio, aš tada nustoju dalintis. Ir jeigu aš nustoju dalintis, tada žmonės būna tie, kuriuos mes matome tyrimuose, pastoviai organizacijose, tie neįsitraukia, nepatenkinti, bet tie, kurie tyli, taip, kurie nieko nesako savo vadovui, nesako savo kolegoms. Tai jau geriau jie sakytų, jau geriau jie pletkintų, bet nuo pletkų nueinam iki to, kad kai kurie tada nustoja iš vis kam nors pasakoti. Jo, nes sukuriama yra nepasitikėjimo atmosfera ir tada ją pralaukti yra be galo sunku. Tu pasakei, juokais, ne juokais mėgstu pletkinti, ne, ir tu esi vyrukas. Kaip su tuo stereotipu, kad moterų, aš su juo kovoju visą gyvenimą, bet kad moterų kolektyvuose pletkų yra be galo daug, o vyrų ne? Ir čia turbūt vėl sugrįžtam į tą, kad ištirti tą labai sunku, o tai kas iš tikro daugiau pletkina, ką rodo tyrimai, kai mes apklausime žmonės, labai įdomus dalykas, tai vyrai kur kas rečiau prisipažįsta, kad jie užsiema šitą veiklą. Taip, tai dažniausiai jie sako, mažesnis procentas vyrų pripažįsta, kad jie pletkina negu moterų. Tie, kurie prisipažįsta vyrai, kad pletkina, tokie kaip aš, tai jie sako, kad žiūrėkit, jau aš kaip pletkinu, tai daug. Jie pripažįsta, kad jie to daro daug ir dažnai tame bėdos nemato, kas irgi yra blogai. Taip. Moteris sako, didžioji dalis prisipažįsta, kad tom užsiema, bet sako, aš nedarau to tiek daug. Bet čia yra, ką žmonės sako apie save. Yeah. Ir aš man labiausiai patinka tie tyrimai, kurie parodo ne tai, ką žmonės sako apie save, nes juose visą laiką bus paklaida, kaip aš matau save, kaip ir su tais turtingi žmonėm, kurie niekad nieko nėra paskleidę gandą.
Tai man įdomiau yra tie tyrimai, kurie iš tikrųjų stebi žmonės. Ir būtent tas tyrimas, apie kurį užsiminiau už 2019 metų, apie tą mikrofoną paslėptą ofise, jisai būtent parodė, kad nėra skirtumo tarp vyrų ir moterų, kiekyje pletkinimo. Kitaip tariant, tai yra mitas, kuris ateina turbūt iš mūsų seksizmo, iš mūsų suvokimo kažkokių socialinių rolių tarp vyrų ir moterų. Bet jisai labai įdomų dalyką to pačiu parodė. Moteris, kai apkalbinėja, jos dažniausiai apkalbinėja neutraliai. Tai yra, mes galim kategorizuoti pletkinimą. Pozityvus pletkinimas, kai aš sakau, bet šaunuolė ta Valerija, jinai žiauriai gerai viską padarė tenai. Valerija nedalyvauja šitam pokalbį, bet aš skleidžiu gerą žinią apie Valeriją. Bet tuo pačiu yra negatyvus pletkinimas, kai kas nors sako, Darius tai jau ten supjovė, taip, nuėjęs į tą podcastą prikalbėjo, tik jūs jam nesakykit, taip. Ir yra didžioji dalis, iš tiesų apie 75%, tai čia didžioji dalis mūsų pletkų arba tų apkalbų yra neutralios. Tiesiog, o tu girdėjai, kad tas gavo kažką, arba tu girdėjai, kad jisai pasakė kažką. Tokie labai elementarūs informacijos paskleidimai, taip? O tu girdėjai, kad pasamdysim naują dabar kolegą. Čia irgi pletkas, apkalba, atėjo ne iš to, iš ko turėjo ateiti, bet įmonėje sklinda tą informaciją tiesiog. Tai moteris užsiema kur kas daugiau neutraliu negu vyrai, kurie užsiema procentaliai daugiau negatyviu. Tai moteris tiesiog dalinasi informaciją. Tiesiog dalinasi daugiau informaciją. O galbūt galima tada sakyti, kad pagal tokią logiką, kad vyrai išnaudoja pletkus savo kažkokiam reikmėm paskleisti kažką negatyvaus. Aš galbūt nešokčiau į tokią labai greitą analizę, vis dėlto tai yra vienas tyrimas, jų yra labai mažai tokių, kur mes iš tikrųjų matome mikrofoną, turbūt reikėtų didesnės imties kažkokios. Turbūt klausimas ilgam dar, kuris liks neatsakytas, tas lyčių skirtumas. Bet ką tikrai galim nuoširdžiai sakyti, kad nėra skirtumo. Tiek ir tie tą daro, tik tais vieni neprisipažįsta. Okay. Vėlgi turbūt dėl tų negatyvių stereotipų susijusių su to. Jo, manau, kad taip. Noriu dar šiek tiek grįžti prie teigiamo poveikio apkalbų, ne? Tu sakai, kad ne visada tai yra blogai, kad žmonės pletkina, darbe, nesvarbu. Tai koks tai galėtų būti tas teigiamas poveikis? Tai tas ryšys trumpalaikis. Taip, tas, kad aš gaunu galimybę išsiventiliuoti, man atrodo, yra labai stiprus teigiamas. Mums visiems darbe nutinka visko, mes norime su kažkuo artimu apie tai pasikalbėti, tai darbe tai yra, manau, dėl to kartais ir ateina tie žmonės į darbą, nes jiems reikia pasidalinti tiesiog. Tai yra tuo pačiu ir apie tą supratimo, kas vyksta. Taip, tai yra teigiamas dalykas tam žmogui, kuris gauna informaciją, jis gauna tos informacijos. Ir turbūt ta perspektyva, kad ir čia ta tokia labai plona riba, kartais mes galim gauti tiesiog naudingos informacijos savo, ir va čia mes turbūt pereisim ir į tą vadovų perspektyvą, kur vadovai kartais man sako, kad man gerai, nes aš sužinau kažką, ko man darbuotojai patys į akis nepasakytų. Apie save, pavyzdžiui. Ir tas irgi visai gerai. Apie save, pamatyti save iš šono gali. Taip, okay. Tai tu kalbi čia apie grįžtamą į ryšį, bet tokį netiesioginį? Čia toks netiesioginis, kad man nieks tiesiogiai nepasako, tai aš bent jau per gandą gausiu tą informaciją. Kokia čia grėsmė? Čia grėsmių turbūt yra daug, nes turbūt tas sugedęs telefonas, kuris visą laiką įvyks. Dažniausiai aš susikoncentruosiu labai į negatyvą, taip, tai pamatysiu, išgirsiu negatyvius, bet neteigiamus žodžius, nes žmonės šiaip bus susikoncentravę į negatyvą. Tai tų grėsmių yra daug. Ir apskritai, viena galbūt tokia mano pagrindinė mintis yra, kad yra tų teigiamų aspektų susijusių su apkalbinėjimu. Bet aš dažniau matau, kad negatyvūs tie aspektai nusveria kažkokį pozityvumą. Kitaip korumpuoja kaip ir viskas gerai su tom, bet tie negatyvų žodžiai, kuriuos aš pasakau, tas nepasitikėjimas, kuris atsiranda, jisai stipriai nusveria tą pozityvą. Ir aš sakau, iš tos minties, kad nieko nepakeisim, vis tiek bus kažkokios apkalbos, bet jeigu galime kažką padaryti, kad to būtų mažiau ir ypač to negatyvaus kalbėjimosi būtų mažiau, tai padarykime. Kaip vadovai, kaip organizacijos ir yra tikrai būdų, ką mes galime daryti, bet kartais nepadarom, nes norim sužinoti. Čia ir yra ta bėda. Ką tu turi omeny?
turėtumėm padaryti, bet nepadarom. Jo. Ką turėtumėm padaryti? Va čia tas klausimas, taip. Tai pirmiausia dalykas tai yra, ko mes neturėtumėm šiaip daryti. Tai apklausos rodo, kad apie 40% žmonių yra gavę iš savo vadovo prašymą pasidalinti kažkokiu pletku. Apie jį, apie kas vyksta, papasakok man, taip. Ir to nereikėtų daryti, nes mes natūraliai skatiname automatiškai tą veiklą ir tokį užsiėmimą, nes būtent mes ir ieškom tų negatyvių kažkokių dalykų. O ką turėtumėm daryti? Tai čia turbūt reikėtų rasti tą receptą. Ir receptas, mano nuomonė, dažniausiai yra grįžtamasis ryšys. Tai jeigu ateina man kas nors ir pasakoja apie Valeriją kažką, tai aš turėčiau pasakyti, idealiam atveju aš galbūt turėčiau pasakyti stop, nenoriu girdėti, taip nebus, pripažinkim, sakysiu gerai, papasakok, ja? Bet po to aš turėčiau bent jau nukreipti tą žmogų, žiūrėk, jeigu tau sunku su Valerija, manau, kad tau reikėtų su ją pasikalbėti. Jeigu tau reikia pagalbos, galim pagalvoti, ką mes ją galim pasakyti. Bet aš turėčiau tą daryti, tai skatinti kitus pasakyti dalykus vietoj to, kad mes kurtumėm tos burbulus. Taip, dabar aš žinau, kad tau nepatinka, niekam negaliu sakyti, tu įkalinai mane ir toksai niekam iš to pasitikėjimo daugiau neišeina gauti. Ir organizacijose dažniausiai nukenčia vadovai. Taip, daug labai apkalbų yra apie vadovus. Apie tiesioginį vadovą žmonės kalba. Dar dažniau mes kalbame apie top vadovus arba aukštesnę kažkokią grandę, aukščiau negu mano vadovas. Nes su jais aš neturiu tiesioginio ryšio, tai man dar lengviau apie juos įsivaizduoti dalykus ir pasakoti juos kažkam kitam. Tai vadovai ir nukenčia dažniausiai, nes apie juos būna paskleidžiama kokia informacija, kuri neteisinga yra, bet tuo pačiu kai yra skleidžiama tokia informacija apie vadovus, tai skatina dar didesnį nepasitikėjimą vadovybė kažkokia, kad mes apie tai nekalbame. Ir iš tiesų vadovai turi įrankius, ką jie gali padaryti, kad tą sumažinti. Ir man tie įrankiai tai yra, taip, skatinti grįžtamą į ryšį. Kada tik tais galiu skatinu. Pats vadovas turėtų niekada neprašyti kažkokio pletko. Jisai turėtų, idealiam pasaulyje vadovas, manau, turėtų sakyti stop, nenoriu girdėti. Taip? Bet jeigu išklausau, tai tada turėčiau nukreipti grįžtamą į ryšį. Vadovas turėtų labai pagalvoti apie šiaip savo komunikaciją, nes kalbėjome, kad pletkų labai didelė dalis yra klausytojo pusė, kad jisai nežino informacijos, jis nori gauti tos informacijos. Taip? Tai o ką mes kaip vadovai kartais padarome, kad žmonės neturėtų informacijos? Mes kartais, pavyzdžiui, labai dažna situacija. Tai dabar nesakysiu, netransliuosiu su šitos žinutės, palauksiu, kol visi būsim bendram susitikime ir tada ištransliuosiu. Bet aš jau 3 žmonėm pasakiau ir jiem pasakiau, tu to tik nedaryk. Tai aš ką tik sukūriau tokią situaciją, kur visi apie tai pletkina ir dažniausiai, kai vadovas eina į kitos susirinkimo, kur pristatys tą didelę žinią, pusė žino, ir jaučiasi kaip gerai, aš žinau, bet kita pusė jaučiasi, o kodėl Darius žino, aš nežinau. Taip, ir tas dar labiau sukuria kažkokį nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą. Kita sudėdamoji dalis, tos visos dviprasmybės mūsų kalboje. Žinot, kaip vadovai kartais, čia paliks jūsų interpretacijai. Arba kalba apie rezultatus, sako, nežinau, netenkina. Bet nepasako, kas netenkina, kodėl netenkina. Palieka liktais tavo interpretacijai, kad jūs susigalvotumėt. Ar jisai čia dabar pyksta ant mūsų, ar jisai kažką galvoja, kad mums reikėtų daryti kitaip, bet liktais bijo galbūt tai pasakyti. Galbūt nenori to pasakyti tiesiai šviesiai ir dėl to sukuria pletką dabar bendrai visai organizacijai. Tai mes taip, kai kalbam apie apkalbas, lyg ir kalbam apie juos, žinai, ir tada vadovas ir ką jis turėtų daryti, kad tobulinti savo komunikaciją, skatinti grįžtamą į ryšį tiesioginį, ten stabdyti, tada ką ten dar kurti pasitikėjimų kultūrą. Kaip tu manai, patys vadovai, ar tu užsiminė apie vieną situaciją, kai vadovas susirenka taip informaciją per pletkus ir kartais netgi atvirai būna pripažįstama, kad aš nesu labai stiprus ten žmonių pusėje, people matters, ten tuose žmonių reikaluose, tai aš ten pasirenku vieną žmogų ir keli žmonės sąmoningai ir jie bus mano ausys ten arba akys, Ir čia, kaip tu sakai, interpretacijos ateina, su ko mes čia dar susiduriam, nes čia daugiau yra, ko gero, tų tokių bėdų tokioj situacijai. Jo. Viena bėda tai yra, o ką aš pasirinku kaip savo ausį,
Tai aš jau dabar esu įsiskaudinęs, manęs niekad nepasirinko kaip ausės joks vadovas. Tai o kodėl? Gal dėl to, kad aš nelabai išlaikyčiau tą informaciją svarbią, kurią reikia. Tai tas įvyksta organizacijose visada. Každėl iš karto mes su juo turiu kažkokią artimesnį ryšį šitų komandos narių, kuris yra ta ausis, o su kitais. Atsiranda išrinktieji. Ja, išrinktasis, automatiškai. Ja. Iš gero ketinimo. Taip, tai tas vadovas jokiais būdais nesakys, kad čia yra blogas mano ketinimas. Aš tiesiog noriu žinot, man sunku susirinkti info, aš noriu žinot, jo labiau, kad jis nori žinot apie save labai stipriai. Ir tame mato naudą. Bet yra ir kita problema. Tai yra, šiaip, jeigu mes taip nusileidžiame į tą temą grįžtamojo ryšio kultūrą, taip, organizacijos, net ir tos, labai reta organizacija turi aiškę grįžtamojo ryšio kultūrą, kur mes iš tikrųjų nebijom pasakyti grįžtamojo ryšio ir skatiname vieni kitus sakyti. Bet net tos, kurios turi, jos daro klaidas. Viena esminių klaidų, su kuria aš susiduriu ir tokia kaip taisyklė numeris 1, mes sakome per mokymus, nesakykit grįžtamojo ryšio už kitą žmogų. Taip? Nesakykit, Valerija man sakė, kad tu, taip, o vadovai tą daro vos ne visada. Kartais net mūsų struktūros metinis pokalbis, taip, jisai liktais tą sukuria tokią situaciją, nes aš tavęs visą laiką nemačiau, tai aš susirinku apie tave biškį informaciją iš kitų skyrių, iš kitų žmonių ir tada ateinu į tą momentą ir tada sakau, Petras man sakė tą, Onutė man sakė tą, tai dabar pasiaiškink. Ir kodėl mes niekada neskatiname tokio veiksmo? Kelios sudėdamosios dalis. Tai vienas dalykas yra sugedęs telefonas. Absoliučiai kaip Petras matė tą situaciją ir kaip matė Onutė tą situaciją. Antras dalykas, lygtais aš duodu grįžtamą į ryšį, bet iš tikrųjų aš neskatinu jo. Nes dabar aš sukūriau tokią situaciją, kur kitą kartą, kai Petrui kažkas yra negerai su Dariumi, tai jis vietoj to, kad Dariui pasakytų į akis, jisai pasakys jo vadovui ir tada leis tam vadovui man lygtais atrašyti tą grįžtamą į ryšį. Tai nėra grįžtamas ryšys, tai yra tiesiog būdas pabėgti nuo grįžtamojo ryšio. Ir tas vyksta visada, nes kodėl? Mes kaip žmonės kartais bijom suteikti grįžtamą į ryšį. Tas vadovas, kuriam aš atnešu tą informaciją, jisai džiaugiasi, nes turėsiu apie ką kalbėti per tą pokalbį ir jisai manęs nepaskatina nueiti ir suteikti tiesiogiai. Taip, jisai sako, o gerai, panaudosiu, pasakysiu, taip, liktais pakeisiu tą situaciją, bet ne į naudą, dažnai ne į naudą. Tas žmogus būna, kuris išgirsta tai, jisai galvoja, ne taip buvo, B, tai tik man Petras ir pasako, taip, tai kodėl jisai, jeigu jisai taip galvoja, kodėl jisai man nepasakė, ir C, jisai tada galvoja, kad aš nebegaliu visiškai totaliai pasitikėti Petru. Tai dabar, jo. Dar gali kelti klausimą, kodėl tu pasitikė ten Petru labiau negu manim, nes tu esi mano vadovas, tai ir tarp mūsų turėtų būti pasitikėjimo santykis, ne? Tai tas yra, mes iš pagrindo greuname tas vadinamas toks, aš šiaip pasitikėjimas skaitau, kad yra pagrindas, bet kokios organizacijos komunikacijos. Tai Lencioni, kuris kalba apie 5 disfunkcijas organizacijos, jis pradeda, kad žemiausiai iš jų, tokia, kuri neleidžia bet kam kitam vykti, yra pasitikėjimo trūkumas. Ir jeigu mes pasiekėme tą kažkokį nepasitikėjimo lygį, tai mes niekada ir negalėsime judėti į priekį. Ir va čia ir yra, kad mes užstringame tada tame. Taip, aš jau sugriauti pasitikėjimą yra labai lengva. Iš tiesų, tai yra 1, 2 ir sugriauta. Realiai vieno karto užtenka, kad Petras mane apskundė ir pats man to nepasakė ir jau aš dabar į Petrą žiūriu kreivai. Taip? Bet dabar atstatyti Petrui tą pasitikėjimą, tai neužteks vieno veiksmo. Tai nebus taip, kad jisai dabar man kažką gero padarys arba mane pagirs kažkam ir kad aš atleisiu jam už jo nuodėmes. Taip? Tai dažniausiai mes laikome tą negatyvą su savimi, uždedame tam tikrus iksus ant žmonių ir keliaujame tada saugodami labai stipriai save. Čia Petras net nenumanys apie ką tai, ne? Jisai galėjo pasidalinti informaciją, nes jo buvo prašoma. Tu žinai, mes su tavim tarėmės šitam pokalbį, aš iš pradžių pagalvojau, pletkiai organizacijose, čia toks, žinai, flavor of the month, ta prasme, toks pasilinksminimai. Bet paskui pradėjau galvoti, kad iš tiesų aš esu mačiusi savo karjerai ne vieną situaciją, kur pletkiai buvo įvardinami kaip problema. Na, kaip pavyzdys, ir aš čia kalbu jau apie vadovų komunikaciją, ne bendrai apie organizaciją, ne? Kaip pavyzdys, darbuotojas kelia klausimą. Išgirdau iš kito žmogaus, iš kito vadovo informaciją, kurią žino tik mano vadovas. Tai dabar tu man pasakyk, kaip HR-as, kodėl mano vadovas apkalbinėja mane su kitu vadovu, kuris nėra susijęs su mano tiesioginiu darbu. Aš su juo nedirbu. Kodėl
tai įvyko. Ir mes galim paskui ieškoti atsakymų, kad tikriausiai mes kuriam vadovų klubus, mes skatinam vadovus su pyrsais bendrauti, aptarti kažkokius iššūkius su komandos nariais, kas yra labai faina, jie viens iš kito mokosi. Ir tada ta informacija pasklinda. Ir darbuotojas klausia, kodėl mano vadovas apie mane pletkina. Tais žodžiais ir įvardinamas, ar ne? O jisai tą užsimdamas galvoja, kad daro labai gerą daiktą. Taip, kad jisai užsiema kažkokią labai normalią veiklą, vadovų klubas, ar tai bet koks kitas pokalbis, kur mes kartais net skatinam, tu gerai, pakalbėkite apie savo iššūkius, case study pasidarom, o tai ką daryti su šitu darbuotoju, taip? Ir bėda yra, kad vietoj to, kad kažką daryti jie su tą situaciją, tai jie išsiventiliuoja, vadovas vadovui, ir ties to mes ir liekam. Tai tam žmogui niekada nesugrįžtam ir to neįvardinam, taip, nesutikiam jokio grįžtamo ryšio kartais net, čia blogiausia situacija, taip. Bet net jeigu aš jam suteikiu, aš jau paskleidžiau apie jį gandą. Ir galbūt nenuostabu, kad pletkas paskleistas apie žmogų organizacijoje, jeigu mes kalbame apie tas didžiasias organizacijos, jisai turi labai stiprų poveikį mano karjeros galimybėms ateityje. Taip? Nes jeigu tu kažką pasakei apie tą Petrą, taip, Vargšas Petras, mes kažką pasakėme apie tą Petrą ir dabar jau tu šiaip su juo neturi jokių interakcijų. Tu su juo galbūt esi kitas vadovas, tu dabar žinai apie Petrą tik tai šitą negatyvią informaciją. Jokių teigiamų, yra galbūt visas sąrašas dalykų, kuriuos jisai daro gerai, bet mes dabar analizavom kažkokią blogą situaciją. Tavo akise Petras yra blogai. Dabar ateina Petras, jisai ieško kažkokią karjeros galimybių, galbūt kitam skyriui, nori aukti, atsiranda kažkokia nauja pozicija, kurioje jisai galėtų galbūt pretenduoti. Tavo matymas yra tik tai ta viena interakcija. Ir tu kartais net nenueini ir nebeklausi, taip, o tai kaip yra tenai su to Petru, nes tu jau turi nuostatą. Taip, tai jau susiformavai. Su nuostatom yra tas toksai labai svarbus dalykas, kurį mes turime žinoti. Mes, kai jau susiformuojame nuostatą, mes kaip žmonės bandome ją išlaikyti, mes norime ją išlaikyti, mums patinka ją išlaikyti. Pateisinti kažkaip. Pateisinti, taip, aš jau ją turiu, taip. Jo. Tai jeigu aš turiu apie Petrą nuostatą, kai jis visą laiką vėluoja, nes tu man kažkada pasiskundėjai, kad su Petru tai tie darbai visą laiką vėluoja, jisai niekad laiku nepriduoda kažko, taip. Tu gal ventiliavai, tiesiog norėjai vieną kartą pavėlavo žmogus, bet tu paventiliavai man. Dabar aš jau galvoju, kad Petras yra vėluojantis, taip? Ir dabar, kai aš jau dirbu su tuo Petru, aš pastebiu jo vėlavimus. Aš nebepastebiu, tai vadinama angliškai confirmation bias, kai mes pastebime to, ko jau tikime. Tai aš pastebiu, kai Petras ateina per vėlai ir galvoju, 5 minutės vėluoja tą susitikimą. Teisingai sakė. Ja, teisingai sakė. Arba aš jau sakau, tai jūs žinokit, net nelaukia to Petro jisai. Dar įvyksta kelis kartus ir žiūrėk, jau viskas taip užcementuojamės tą įsitikinimą. Mes pradedam elgtis su žmonėms skirtingai dėl to, kad turime kažkokį įsitikinimą. Įsivaizduokime, kad aš galvoju, kad Petras yra vėluotojas, gal pastvirtinau tą nuostatą, nes jis kelis kartus pavėlavo. Dabar mums reikia darbą priduoti kartu ir man reikia iš Petro informacijos. Penktadienį man reikės mano top vadovui priduoti tą darbą. Ką aš Petrui sakau? Kada deadline'as? Sakyčiau šiaip ketvirtadienį, bet bijau, kad Petras pavėluos, tai sakau trečiadienį, nors Petras yra užsikasęs darbais, taip, ir jis sunkiai spės, bet sakau trečiadienį, turiu atnešti. Vietoj to jis atneša ketvirtadienį, atsiprašinėja, sako, atsiprašau, nespėjau, viską bandžiau padaryti, bet nepavyko. Bet aš jau savo smegenyse sakau, kaip gerai, kad aš jam pamelavau, taip, kad aš jam pasakiau trečiadienį, nes jis būtų pavėlavęs ketvirtadienį. Ir toksai ta save išpildanti pranašystė. Mes su savo tom nuostatom, tada jas išpildome patys, padarome viską, kad jos liktų gyvos. Ir čia ir yra tas turbūt tikrasis pavojus, kažkokio pletko, gando, kurį paskleidžia vienas vadovas apie savo darbuotoją, vienas darbuotojas apie savo kolegą. Mes nežinome, kuo tai pataps to kito žmogaus galvoje, ką jisai, tai yra galbūt vienintelis jo supratimas apie Petrą, apie Darių ar apie bet kokį kitą vardą, tai tampa labai pavojinga. Žinai, ką dar pagalvojau, kol tu kalbėjai, yra dar santykis vadovas ir HR-as, kas mūsų labai daug klauso HR. Ir šitas santykis irgi yra toks lyg ir pasitikėjimo ir ta informacija vaikšto ir jinai turi vaikščioti. Bet vėlgi tada, kaip jinai išeina už to pasitikėjimo rato ir buvo irgi teko matyti situacijų, kai
kai vadovas sako, na tai kaip aš suprantu, tau dabar paaukštinimas nėra aktualus, nes ten asmeninės šeimyninės kažkokios ten aplinkybės ir visa kita, ir jis jau iš to, ką gavo iš kažko, tarkim iš HR, iš kažkokios informacijos, jis jau pasidarė išvadas apie tavo karjeros norą, nenorą. Arba atvirkščiai gali būti iš HR išeinanti informacija, kad girdėjau iš tavo vadovo, o tu dar pats iš to vadovo nesi apie tai girdėjęs ir tau tai yra siurprizas. Jo, čia vėlgi tas, kad paveikė mano karjeros galimybės, ne tik ta negatyvi informacija, bet paskleistas turbūt dažna situacija, kad šeimos jo situacija dabar yra tokia. Taip, ten gimė vaikas arba kažkas, jisai dabar nori to. Aš pasakiau gal tiesiog per savo filtrą pranešęs tą. Čia jau yra gandas. Aš net nepasitikrinau, kad tai yra tiesa. Taip, aš paskleidžiau tokį gandą, kad jam dabar svarbu mažiau dirbti, daugiau uždirbti, mažiau uždirbti, laikas lankstus, nelankstus ir taip toliau. Aš per save perleidau, nes aš pats buvau toj patirtį. Ir niekada nesitikrinau su juo, bet jau pasakiau. Taip, ir kai aš jau pasakau, paskleidžiu, tai tampa tam tikra tokia tiesa, kurią paskui pakeisti yra labai sunku, nes visų akyse tai yra ta informacija, kurią jie žino. Ir, o tai ką tada daryti? Taip, tai ar aš tą turiu nebegalvot, ar man čia dabar reikia apie nieko nesakyti tik tais ir taip toliau, turbūt irgi čia nėra sveika, taip, negali sakyti. Sunku įsivaizduoti tokį pasaulį, kur aš su HR nesikalbu apie savo darbuotojus, apie jų rūpesčius, apie jų problemas, bet turbūt yra labai sveika turėti tą supratimą, kad informaciją aš turiu pats pasitikrinti. Taip, aš tavim tikiu, aš tave gerbiu, viskas yra gerai, bet jeigu mes kalbame apie trečią kažkokį asmenį, tu man gali tai pasakyti, jeigu tu man sakai negatyvą, tai aš tau sakau, žiūrėk, tai tu jam ir pasakyk, turi suteikti jam grįžtamą ryšį, čia ne mano, ne aš už tave tai darysiu. Bet jeigu tai yra tiesiog neutrali informacija kažkokia, kuri irgi paveikia tai, kaip aš jį matau, aš turiu tikrintis. Deja, nes mes kaip žmonės per prastai mokame komunikuoti. Tokia labai paprasta dalis. Mes per prastai girdime, mes viską filtruojame per savo kažkokią įsivaizdavimą, bet to pačiu, kai kalbame, mes irgi nelabai aiškiai išsakome, o tai kaip yra to situacija. Paliekam per daug dviprasmybių. Man čia žinai vieną frazę sukasi galvoj, labai tinkama. Talk to people, not about people. Čia labai jinai tinka, ne? Kad tiesioginis grįžtamas ryšys. Turiu tikrintis, ką aš sužinojau apie tave. Ir ne taip, kad tikrintis, tai man tavo vadovas sakė, taip, nes jau irgi aš tada kuriu tą, bet tu turi man pats pasakyti tą informaciją, jeigu taip iš HR perspektyvos. Bet vėlgi, ten, kur mes kalbame apie negatyvę informaciją, kažką, kur man nepatinka, kaip jisai mane pertraukia per susitikimą, jis pastoviai manęs negerbė, taip, tai tada mes turime tą žmogų, jaučiu, mes turime brėžti tam tikrą ribą, aš galiu išklausyti tavęs, aš turiu leisti tau išsiventiliuoti, galbūt ypač kaip HR-as, dažnai ta rolė tokia tampa, bet aš tada turiu paskatinti tave kažką su tą informaciją daryti, vietoj to, kad mes kartais pabūnam ir palinksim, sakom, jisai toks, taip, ir tada nieko su to nepadarom. Dariau, norėjau klausyti, ar tau pačiam, tu domėjai šitą temą ir skaitinėjai įvairius mokslinius tyrimus ar ten eksperimentus, ne? Kas tau pačiam buvo toks atradimas arba dalykas, kuris nustebino šitai temai? Man labiausiai tai nustebino tas fizinis dalykas, kuris įvyksta, būtent tas tyrimas man kažkaip taip, kodėl man taip smagu klausytis ir gal kad savęs neteisti už tai, kad tau yra fainai tą išgirsti, bet tada sugrįžti į tą racionalumą, kad reikia ir atlikti tam tikrus dalykus. Nėra tik tai, kad man oksitocinas ir fainai tarp mūsų ryšys, bet kad yra ilgalaikė žala, kuri atsiranda nuo to. Bėda yra su to ilgalaikių dalykų ir kas man tikrai ir turbūt ir yra įdomiausia dalis visų pletkų, kad mes labai matome trumpalaikį. Taip, mes matome, kad dabar ryšys, dabar kažką sužinau, bet mes labai retai pagalvojame apie kultūrinį tą efektą, kuris vyksta visada, kai mes tom užsiemame. Ir kiekvieną kartą, kai mes nenubrėžime tam tikros ribos, mes kažko nepasakome, kiekvieną kartą mes nepaskatiname kažką, pavyzdžiui, suteikti grįžtamą ryšį, kiekvieną kartą mes vis koduojame tą mūsų kultūrą organizacijoje. Ir aš per metus perkeliauju turbūt per arti 100 gal organizacijų, taip, tai pamatau įvairiausių tų kultūrų
Ir iš tiesų lengviau yra ten, kur mes turime tą norą turime tą drąsą pasakyti. Drąsa. Noras yra noras, bet aš turiu drąsą pasakyti kolegai, kai man kažkas trukdo, kai tai yra susijęs su manimi ir manęs kažkas netenkina. Ir aš tai žiūriu kaip į dovaną. Taip? Kai aš žiūriu į tai kaip... grįžtamasis ryšys man yra totali dovana iš esmės. Ir turiu tą atrakinti savo. Čia tas pats kaip draugui kas nors tarp dantų įstrigė. Taip? Ir jam visą dieną niekas nieko nepasako, nes visiems yra kažkaip nemalonu, kad jis dabar susigėdys. Taip? Tai jis grįžta namo, pamato save veidrodį ir galvoja, čia ta aguona nuo pusryčių bandelės. Taip? Tai kaip man nieks nepasakė. Taip? Tai kai aš suprantu, kad tas pats yra ir grįžtamasis ryšys, kad jeigu aš nepasakau, tas žmogus vis tiek kažkada sužinos. Taip, vienokiu arba kitokiu būdu tai jam įkas, kad jisai kažkaip elgėsi nepagarbiai, tarkim, arba kad jisai tiesiog peržengia tam tikras ribas mūsų organizacijoje. Jeigu aš jam to tiesiogiai nepasakau, tai jisai vis tiek sužinos. Tai jau geriau yra sužinoti dabar. Išgyvenkime tą trumpalaikį diskomfortą, kad tas žmogus gautų naudą ilgalaikį perspektyvą. Nebent aš esu iš tiesų neįsitraukęs, aš nenoriu gero šitai organizacijai, tada vienintelė priežastis, kai aš suprantu, kad žmogus skleidžia gandus, mato iš to naudą, kad tik tais būtų blogiau. Ir tyrimai visą laiką rodys, kad yra toksai procentas žmonių, kurie yra totaliai neįsitraukę. Ir šitų žmonės mums reikia tiesiog sustabdyti. Tu sakai, kad didžiausias atradimas tau buvo tas galvojimas apie ilgalaikę perspektyvą ir kiek graunamos jėgos tie pletkai turi. Ar pasikeitė tavo įpročiai nuo to? Taip. Klausyti klausau, bet stengiuosi visą laiką, galbūt pagalvoti apie tą žalą, kurią sukuria. Okay. Ir jeigu mes skleidžiame, mes turime visą laiką pagalvoti, o tai kokią aš naudą realiai gausiu iš to. Pamastyti, ar tai yra verta. Tas neutralus pletkas arba pozityvus, jokiais būdais nesakau stop, nedarykite to. Viskas gerai, mes taip susirinkam tą informaciją, mes kartais gerą žodį pasakom apie kolegą, tai nebūtinai visiems, nebūtinai jam, bet pasakau apie jį. Yeah. Viskas su tom yra gerai iš tiesų, bet yra ir pavojus. Ačiū tau labai, labai tokia, man atrodo, žmogiška ir kasdieniška paprasta tema, tai labai kažkaip smagiai susikalbėjo. Ačiū, kad pasidalinai ir mes norim Petro atsiprašyti. Aš Petro atsiprašau. Aš rinkau tą vardą, kurio mano ofise nėra, galvoju labai greitai, o kokio kolegos neturiu, kad nepasakyčiau kažko neteisingai, tai Petro kolegos neturiu, bet jeigu... Taip, tai visų Petrų atsiprašau, linkėjimai visiems Petrams, tai ačiū, kad klausėte ir iki sekančių kartų. Ačiū Jums. Jūs klausite podcast'o Žmogiškieji iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškieji.lt. Podcast'ą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt